Sveiki, virusų mėgėjai. Jeigu žiūrite šią pamoką, tikriausiai pasigavote vieną kitą virusą, jeigu ne, profilaktiškai savo kompiuterį patikrinti visada verta. Kompiuterio valymas, mano manimu, gali būti atliktas 3 žingsniais. Jums reikės 3 tipų programų. Pirma, antiviruso. Antra, anti-malware programos. Ir trečia, paprastos programos, kuri padėtų išvalyti visą šlamštą, kuris susikaupė besinaudojant kompiuteriu. Antivirusų yra daug ir įvairių. Nebūtina investuoti pinigų ir pirkti, tarkim, Nortoną ar kitus brangius antivirusus. Galima naudotis ir nemokamom antivirusiniam programom. Taigi čia turiu aš keletą pavyzdžių, tiksliau pasiūlymų, kokios yra nemokamos antivirusinės programos. Taigi pirmas, jeigu naudojate Windows operacinę sistemą, galite parsisiųsti Microsoft Security Essentials. Ši programa yra visiškai nemokama ir tikriausiai veikia, kaip ir visa kita, kas yra sukurta Microsoftu. Taigi keletas kitų kompanijų antivirusų, tai būtų Avira, Avast, AVG ir Bitdefender. Visos šios antivirusinės programos turi nemokamą versiją ir bet kurios iš šių turėtų puikiai apsaugoti jūsų namų kompiuterį. Kai turite susinstaliavę antivirusą, visą laiką nepamirškite jo atsinaujinti arba tiesiog įjunkite automatinį virusų duomenų bazės atnaujinimą, kad antivirusas žinotų, kokie yra naujausi virusai ir kad juos surastų. Aš naudoju Microsoft Security Essentials, bet jeigu naudojate Microsofto apsaugos programą, neinstaliuokite jokios kitos antivirusinės, nes ši Microsofto programa nustos veikti. Arba jeigu, tarkime, turite Avira, neinstaliuokite Avasto ar kokios nors kitokios programos, nes jums reikia tik tai vieno antiviruso. Jeigu turėsite 2 antivirusinės programas, pasidarysite savo meškos paslaugą ir nieko gero iš to neišeis. Tai, turime antivirusą. Antivirusas atnaujintas, automatiškai skanuoja mūsų failus, viskas puiku. Bet mes siunčiamės ir instaliuojame įvairias programas, naršome įvairiuose tinklapiuose, spaudinėjame ant įvairių reklamų ir mūsų kompiuterėje kaupiasi kenkėjiškas kodas ir kenkėjiškos programos. Jas pašalinti padės Malwarebytes. Yra aišku kitokių programų, bet man ši labiausiai patinka. Ir kol kas nepavedė, veikia gan puikiai. Malvarinės programos padės išvalyti kompiuterį nuo kenkėjiškų programų. Antivirusai to nedaro ir jūsų kompiuteris gali būti labai lėtas, gali dinginėti internetas ar kitokie keisti dalykai dėtis, bet antivirusas sakys, ne, jokio viruso neturi. O praskanavus, tarkim, su Malwarebytes, jūs rasite 100 užkrėstų failų ir neaiškių programų. Ir trečias žingsnis būtų Crap Cleaneris arba kitaip sakant CC Cleaner. Ši programa išvalo visus istorijos failus ir visas šiukšlės susikaupusias jūsų kompiuteryje. Taip pat jos pagalba galime išinstaliuoti kurias programas. Windows Defenderį galite rasti nuėję į Control Panel. Štai čia Windows Defender. Aš netyčia jį sulaužiau. Tai susitaisysiu paskui, bet maždaug idėja aiški. Taigi antivirusas pas mane būtų Windows Defender, Malwarebytes, štai taip atrodo jau suinstaliuota Malwarebytes. Naudotis tikrai labai paprasta, spaudžiame Scan Now ir viskas. Nepamirškite atnaujinti duomenų bazės kartas nuo karto, šiaip ši programa turėtų tai padaryti automatiškai. Ir rekomenduočiau pirmą kartą tik susinstaliavus šią programą iš karto prasiskanuoti savo kompiuterį. Turime antivirusą, turime antimalvarinę programą, dabar šlamšto valymas. CC Cleaner, štai dar neturiu susinstaliavę šios programos, taigi kaip instaliuoti parsisiunčiame ir next tikriausiai. Next ir install šiuo atveju. Ir finish. Puikiai programėlė, ją pasileidus galime pažymėti, kur ir ką norime išvalyti.
aš dažniausiai nieko nekeičiu. Taip pat registro valymas, programų išinstaliavimas ir nustatymai. Šioje programoje Cleaner spaudžiame analizuoti. Ir kai analizė pasibaigė, matome, kad užtruko vos 26 sekundės. Ir aš turiu virš 2 GB failų, kurie praktiškai yra šlamštas ir aš juos galiu ištrinti. Puikiai programa ir puikus pavyzdys, kaip jinai gali sutaupyti ir atlaisvinti šiek tiek vietos jūsų kompiuteryje. Tai būtų viskas šiai trumpai pamokėliai. Tikiuosi, kad šie patarimai jums pravertė. Nepamirškite prenumeruoti, kad gautumėte kitas naudingas pamokas. Iki.